Sveiki, eteryje Info diena. Prie kėdžių namų toliau nesiskirsto žmonės. Jie sako, kad neleis įvykdyti teismo sprendimo ir netiduos mergaitės motinai. Garliavoje šiuo metu dirba kolegė Jurgita Gižaitė. Jurgita, gal jau yra žinoma, kada gali būti perduota mergaitė, galbūt jau šį vakarą? Iš tikrųjų labai tikslių žinių nėra, tačiau sklinda kalbos tarp žmonių, kad kaip tik šiuo metu teisėjai ir laikinai mergaitės globėjai Neringai Venckienei Kaune susitikime su Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojomis yra pranešama, kad mergaitę bus bandoma paimti šiandien. Tačiau kažkokių šaltinių, kurie tai tikrai patvirtintų šią informaciją nėra, tai tiesiog tokios žinios sklanda tarp pačių žmonių čia susirinkusių, jie seka informaciją internete ir bando tiesiog bendraudami vienas su kitu dalintis informaciją. Nes kaip tik 4 valandą yra prasidėjęs susitikimas su Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojomis Kaune. Deividai? Na, Jurgita, už tavo nugaros atrodo visai nemažai žmonių yra susirinkę. Ar jų daugėja, ar jų mažėja, ar kas nors atvažiuoja, išvažiuoja? Kiek yra žmonių? Iš tikrųjų, judėjimas, kiek žmonių pasakyti yra labai sunku, bet tikrai gerokai virš 100. Ir nors ryte jų buvo keliasdešimt, tai buvo tie žmonės, kurie budėjo naktį, jie miegojo automobiliuose. Kiek patys žmonės irgi minėjo, kad kai kurie netgi nemiegojo, budėjo per naktį, praleido bemiegę naktį. Įsidienojus žmonės pradėjo važiuoti, rinktis vis daugiau ir daugiau jų. Vieni galbūt išvažiuoja, kiti atvažiuoja, bet iš tikrųjų artėjant vakarui ir pradedant sklisti informacijai, kad galbūt gali būti mergaitė įmama šiandien, žmonių susirinko išties daug ir jų tik daugėja. Deividai? O ką jie patys sako, ar jie yra nusiteikę agresyviai, ar jie žada imtis kažkokių konkrečių priemonių, veiksmų, blokuoti automobiliais gatvę, neprisileisti policijos, antstolės? Ką jie konkrečiai žada daryti šį vakarą? Žmonės tikrai kalba, kad mergaitės tikrai neatiduos ir imsis visų priemonių, kokių reikės, ir jeigu reikės pasipriešins policijai, tikrai nestovės ir ramiai situacijos nestebės. Ar jie blokuotų kelią policijai, sunku pasakyti, bet gatvė tikrai yra pilna automobilių ir tai padaryti jiems nebūtų sunku. Žmonės tiesiog stovi dabar ir matosi, kad patys yra sunerime, įtampa jaučiama ir dalis žmonių yra nuėję kaip tik už namą, stovi ne tik tais už mano nugaros, kur matote, nes jie iš tikrųjų nežino, iš kurios pusės galėtų ateiti policija ir ateiti antstolė policija ir bandyti paimti mergaitę. Nes iš tiesų būrys vyrų, būrys žmonių čia budinčių ir iš kitos namo pusės. Bet iš tikrųjų žmonės yra nusiteikę neatiduoti mergaitės, neleisti įvykdyti teismo sprendimo, bet pavadinti jų agresyviais tikrai negalėčiau, nes kol kas bent jau tarpusai tikrai bendrauja gražiai ir bent jau vienas kito atžvilgiu, žinoma, jokio agresyvumo, priešiškumo nerodo, bet manau, kad pasirodžius policijai visas priešiškumas turbūt būtų nukreiptas į policiją, antstolę ir be abejo Stankūnaitę, jeigu jie atvyktų taip pat. O pati policija, kiek jos šiuo metu yra, visą laiką šią savaitę budėjo po vieną ekipažą, tai tikrai, o gal policijos pareigūnų yra padaugėję bent jau šiandien? Gatvės pradžioje šiandien dieną buvo atvykę dar 2 ekipažai, vienas paskui kitą, bet tai turbūt, aš galiu tik spėti, kad policija apsižiūrėjo situaciją, ar nėra čia neramumų, nes visgi žmonių yra nemažai susirinkę, yra minia žmonių, bet jie po greito laiko, gal po 5-10 minučių išvyko. Daugiau policijos šiuo metu nesirenka, yra tik tas vienas ekipažas, kuris čia turbūt kiekvieną dieną prižiūri tvarką. Deividai? O tie keli Seimo nariai, neretai buvo galima matyti Saulių Stomą tarp Drąsiaus Kedžio gerbėjų. Ar yra šį vakarą, ar yra daugiau Seimo narių prie Kedžio namų? Seimo narių šį vakarą nėra atvykę, tačiau atvyko visuomenininkai, kurie pabendravo su žmonėmis ir perdavė tokią informaciją, kad vakar vakare jie pradėjo rinkti parašus tam, kad būtų sustabdytas mergaitės paėmimo procesas, teismo sprendimo vykdymas ir kad pirmiausia būtų išnagrinėta pedofilijos byla, o tik tada visi kiti reikalingi veiksmai. Ir aš kaip tik su čia besilankiusiais visuomeninkais prieš kelias valandas bendravau, tarp jų buvo ir profesorius Povilas Gylys, kurie mane apie tai ir informavo ir kviečiu jūs visus paklausyti, ką jie sako. Šiek tiek skubotai, kadangi bijom, kad čia įvykiai gali įvykti greičiau negu norėtume. Pradėjom rinkti parašus, sutelkę įvairių visuomeninių, nepolitinių jėgų atstovus, inteligentiją, kitų profesijų žmonės. Ir mūsų tikslas, reiškia, tai atsispindi pavadinime, sukelti taikų pilietinį pasipriešinimą neteisingumui. Reiškia,
Ten turim tekstą ir per keletą portalų, per keletą svetainių renkam parašus. Ten pasirašę yra įvairių žmonės, pavyzdžiui, Sadūnaitė, Sondeckis, Gilys, Nakas, Stoškus ir kiti. Jau šiandien ryte pažiūrėjom, yra vien tik mūsų svetainėje apie 500 parašų. Jūs vertinate teisės ekspertų pasisakymus, kad politikams apskritai nedėrėtų kištis? Na, žiūrint, kokius jūs teisės ekspertus turite omenyje, jeigu jūs turite tokius teisės ekspertus kaip Kūris, Nekrošius ar mūsų teisingumo ministras, tai jie nepasakyčiau, kad tai teisės ekspertai. Tai gal aš susilaikysiu nuo komentarų, nepanaudojęs šiurkštesnių žodžių. Bet jūs manate, kad būtent politikai įsikištis į savo valią, galbūt savo kažkokį sprendimą irgi pasakyti žodį tarp? Be jokios abejonės, tam ir yra politikai, kurie reaguotų į tai, kas vyksta šalyje, kaip gyvena žmonės, kas vyksta. Politikai tam ir yra reikalingi, pirmiausia, ir jie negali be dėmesio palikti. Tai yra neįmanoma. Bet kokioje normalioje šalyje politikai ne tai, kad kištųsi, bet jie komentuotų, siūlytų sprendimus. Šiuo atveju, kaip vakar patvirtino balsavimą Seime, jeigu žino, tai ten kiek buvo 15 ar 17 buvo tik tai politikų, kurie buvo už tai, kad tai būtų svarstoma Seime. Tas klausimas, visi kiti buvo prieš. Taip labai aiškiai parodo, kokioje mes valstybėje gyvenam ir kas yra tas Seimas iš tikrųjų. Taip kalbėjo čia šiandien apsilankę intelektualai ir visuomininkai, kurie jau pradėjo rinkti parašus ir, kaip ir girdėjote, jau nemažai parašų surinko po savo raštu. Deividai? Ačiū, tai buvo Jurgita Gižaitė, tiesiogiai iš Garliavos, Klonio gatvės į Garliavą. Į Klonio gatvę jungsimės ir kitose Infodienos pusvalandžiuose.